Nežinau, man labai būna baisu, kad užduos kažkokį klausimą, į kurį aš neturėsiu atsakymo. O kas tada bus? Dėl ko tu bijai? Nežinau. Kad bus tyla? Jo. Aš esu Danielė Buterlevičienė, kūrybinių bei socialinių projektų kuratorė iš Marijampolės. Taip pat esu 3 berniukų mama ir man svarbios socialinės bei kultūrinės temos. Aš esu Rugilė Navickaitė, meno vadybininkė ir keramikė. Man visada rūpėjo menas ir mokslas. Man visada buvo svarbus meno prieinamumas žmonėms turintiems negalią. Kartu su fotografė Rita Stankevičiūtė šią vasarą mes dalyvavome Giotės instituto Lietuvoje projekte Suprasti kitą. Taip ir susipažinome su moksleiviu Mangirdu Klusaičiu. Istorija, kurią išgirsite, man yra svarbi, nes Mangirdas yra mano draugas. Ir noriu, kad jis būtų išgirstas bei suprastas. Mangirdas daug mane moko. Jis moko matyti daugelį dalykų kitaip. Šitą garso pasakojimą mums padėjo parengti mūsų mentorė LRT radijo žurnalistė Vaida Pilibaitytė. Mes jį pavadinome Mikrofonas, lazdelė ir aš – Mangirdo garsų pasaulyje. Kviečiame išgirsti. Tu pats Mangirdai, kai įrašinėjai, klausaisi su ausinėm? Jo, visada. O tu norėtum ausinės pats užsidėti, kad save girdėtum? Ar tave tai blaškytų, ar tau labiau patiktų? Man tai labiau patiktų, nes aš taip esu pripratęs iš tikrųjų. Norėtum? Nes žiūrėk, dabar aš nuo savęs nusimsiu, tau uždėsiu, gerai? 1, 2, 3. Nu, pažįstama, ne? Geriau šitaip? Jo. Tu girdi, kaip jie aplink tave vaikšto ir kalbasi tyliai vienas su kitu. Tarkim, vienas, aš prisimenu, merginos irgi norėjau prieiti, paskui aš išsiaiškinau, bet jos pradėjo garsiai apie mane kalbėti, bet angliškai. Gal galvoju, kad nesuprantu, bet aš suprantu puikiai. Taip irgi, o Dieve, jis aklas, o tai kaip jis tą, o tai kaip jis ana, ir taip garsiai, bet angliškai. Aš šiaip pats turiu problemą, aš bijau praeiti prie žmonių irgi. Tai galbūt ir verčia kartais susimastyti apie tas žurnalistikos studijas, nes manau vis tiek teks ir prieiti prie žmonių ir interviu imti, ne vien sėdėti va čia kaip dabar prie mikrofonų ir kalbinti kažką. Viskas daugiausiai nebeįsisuka. O rašyt, rašo, lyg tai turėtų rašytis. Pabandyt parašyti kažką. Parašyk labas. Rašo. Oi, kaip neryškiai. Storis popierius. Mums tai matosi. Žiauriai neryškiai. Šiaip tai mums matosi, kas parašyta, bet turbūt tau nesijaučia. Na, ir jaučiasi tipo, skaityti galiu, bet neryškiai. Bet galim padaryti tada taip, kad... Tai man parašyti yra daug lengviau negu prieiti, nes man prieiti prie žmogaus tai irgi yra labai didelis stresas. Ir kai man reikia, aš galiu sugalvoti visokių priežasčių, kodėl aš to dabar nenoriu padaryti, nors aš iš tikrųjų tai noriu padaryti, bet man tiesiog yra didelė baimė. Raidės, tai čia yra šiaip 6 taškai Brailio rašte. Va, šitą 1, 2, 3, tada 4, 5, 6. Ir iš tų 6 taškų kombinuojamos raidės. Tai aš esu Mangirdas, man yra 17 metų. Aš esu neregys. Turiu 2 sesės ir šunį. Žinai, Mangirdai, kas yra žiogas? Taip. O įsivaizduoju, kaip jis atrodo. Taip, esu lietės. Lietės? O kaip tu jį čia lietė? Nu, tą mažesnį, nežinau, kur jie skiriasi, bet yra tie dideli, kurie kanda. Ir yra tie mažesni tokie. O tu nebijai visokių gyvių? Ne. Vorų, gyvačių? Ne. Gyvatę esu ant rankų turėjęs. Kad ir su geriausia draugė, aš visada man būna pačiam baisu pradėti pokalbį, nes aš visada man norisi įlysti į kitų žmonių mintis ir suprast, ką jie apie mane galvoja sužinot. Ir suprast, ar jisai su bendrauja nuoširdžiai, ar tik tai iš to tokio gailesčio ir... Nes man buvo tokia, pavyzdžiui, situacija, kad ta viena mergaitė bendravo su manim vien dėl to, nes jos prašė jos mama. Ir aš galvoju, o Dieve, tai kodėl tai, kam tada išvis tada reikėjo taip daryti? Žiūrėk, koks muzonas. Kiki. Ramybės parkas. Man patinka šiaip tokia muzika iš esmės kartais.
Jau gal nori užmetu? Ne, reikia. Va, Daubila, aš tau nuskinsiu, prašau. Aš dažniausiai šiaip kalbuosi apie tai su tėvais, nes tėvai mane tikrai išklauso tokiuose situacijose. O jeigu jau man būna antiek blogai ir ta prasme aš nenoriu kalbėti su tėvais, tai pas mus mokykloje, kadangi nėra psichologo, tai ir jeigu aš nenoriu, kad kažkas žinotų iš artimų ar kažką, tai naudojuosi vaikų liniją. Aš mokiausi Kaune, kur yra ne tik aklieji vaikai, bet yra įvairių kitų ligų turinčių vaikų. Tai tiesiog, ta prasme, ten prieina, muša, dar kažką daro. Patys mokytojai, nežinau, nebuvo labai geranoriški kažkaip. Tai ir mano auklėtoja viena, kuri buvo labai gera auklėtoja, sakė, kad aš tikrai susitvarkysiu ir eiti į bendro lavinimo mokyklą kuo greičiau. Jeigu kalbant apie mokytojus, tai mokytojai tai labai į tai žiūri, kaip pasakyti, labai fainai tai žiūri, ta prasme, jie tikrai stengiasi, padaro ir ten nekyla jokių tai sunkumų. Pradžioje tai einant į mokyklą visada jų kyla, bet tai čia, ta prasme, normalu, nes visada, kai tai nebūna tiek man iššūkis, tiek mokytojams, tiek visiems. Vadovėliai man atsiunčiami iš Vilniaus aklųjų mokyklos ir, ta prasme, tikrai turiu visas sąlygas mokytis. Būna tikrai, kad kažkokių tai negali paaiškinti matematikui brėžinių, nes neturi patirties mokytojai. Tai kartais ta kokybė nukenčia, ta prasme, mokslo, bet tai nėra dalykas, dėl kurio neitų mokytis. Va, beje, vakar paaiškėjo egzaminų rezultatai. O, tai pasidarė. Tai matematikos egzaminą išlaikiau 4, lietuvių egzaminą išlaikiau 9. Tai va rašinys, tai buvo rašinys tema, kodėl verta gyventi dėl kitų. Ir rašinys, šiaip aš iš vis nesitikėjau, kad gausiu 9, nes rašiniai yra skirta 2 valandos. Aš nieko nespėjau ir rašinį parašiau per 15 minučių. Tai man toks buvo, aš tiesiog rašiau už galvos, ką sugalvojau. Ir tikrai nesitikėjau, kad gausiu 9, nes tikėjausi, kad jisai man labai balą numuš. Aš jau nebeatsimenu, man buvo tada labai daug streso. Buvo pateiktos instrukcijos, bet jos buvo pateiktos, kaip rašyti į reginčiųjų sąsiuvinį. Pavyzdžiui, pažymėkite tušinuku ten ir ten, pažymėkite paraštėje. Tai nebuvo sudarytos, ta prasme, užduotys brailio raštu, bet instrukcijos ne kaip rašyti ten į kompiuterį, o kaip rašyti su tušinuku, ko aš nedarau. Arba naudokitės pridėtų žodynų, kuris net buvo nepridėtas. Bet taip, tarkim, kaip tu manai, kas čia įvyko, tiesiog jie neturi patirties, jie pirmą kartą sudarinėjo neregiam tokias užduotis? Tai jie ne pirmą kartą sudarinėjo, bet jos taip ir visada buvo sudarinėjamos. Dar paskui reikės laikyti lietuvių istoriją, kas būtina žurnalistikos studijom. Tiesiai. Kairiau. Tiesiai. O šiandien, jeigu kalbant būtent apie šiandien dieną, tai tiesiog atsikėliau, tada tėvai nuvežė iki mokyklos, ten mane pasitiko mano padėjėja, kuri man padeda vaikščioti mokykloje, nes kažkaip ten šiek tiek sunkiau man susiorientuoti, nes šiaip pastatuose aš moku susiorientuoti dažniausiai, ta prasme, neužtrunka daug laiko išmokti, bet čia yra siauri koridoriai, daug vaikų, tai čia yra sunkiau. Tai pasitiko mane padėjėja, prabuvau visas pamokas, tada grįžau namo, pabuvau šiek tiek namie ir dabar aš čia. Mane žmonės klausia, aš šiaip kuriu tik tokią turinį. Aha. Aš darau tiesioginės transliacijas ir irgi tiesiog kalbu paprastai apie regos negalią. Aha. Ir manęs irgi klausia žmonės, ar tu norėtum matyti?
Ir aš visada atsakau ne, ir kai kuriem tai atrodo žiauru, bet man tai nėra žiauru, nes aš to jausmo neįsivaizduoju ir tiesiog man labai gerai yra taip, kaip yra. Labas, daug kas klausė, kaip mes naudojamės telefonu, tai tuoj parodysiu. Dabar matote mano pagrindinį telefono ekraną ir galite girdėti mano telefoną kalbant. Štai, tai aš dabar braukiau per programas, tiesiog per ekraną ir jis man paskaitė, ant kokios programos aš atsistoju. Tai, kad atidaryti programą, mums ją reikia susirasti su pirštu, tai tarkime, tai bus App Store. Ir dabar mums reikia paspausti bet kurioje ekrano vietoje 2 kartus. Ta prasme, tavęs netrikdo mūsų klausimai? Tikrai ne. Tu jau esi įpratęs, ar ne? Aš esu labai įpratęs, taip. Bet aš kai pradėjau TikTok'e kiekvieną dieną transliuoti ir kiekvieną dieną tie patys klausimai po 100 kartų nusibodo, žinokit. Bet aš tą vis tiek darau. Aš tuoj surasiu vieną klausimą, kuris man buvo žiauriai įdomus ir aš niekaip nesugalvoju jį atsakymą tuoj. Man yra jį atsiuntę į Instagramą, aš noriu susirasti ir pasakyti. Įdomu, kaip mąstai. Ar matai vaizdinius, ar girdi žodžius mintimis? Čia toks žiauriai įdomus klausimas ir aš pats nežinau, kaip jį atsakyti. Tai dabar pas tave, mes negalim sakyti, ar matai. Tai tamsa būna? Ar kažkokie yra vis tiek ten impulsai, kažkokie... Supranti, aš nežinau, kas jie tamsa. Taip, Vaizduoti, tu matai vaizduoti, aš taip turėčiau vaizduoti, ne? Ir savo vaizduotės aš pats negaliu paaiškinti. Dažniausiai būna taip, kad aš kai neturiu ką veikti, nueinu į Facebooką, susirandu, kas vyksta. Tiesiog žiūri, kas tau patinka ir einiau. Man patinka įvairūs koncertai, klasikiniai džiazo koncertai. Čia aš dabar, kur jau renginius daugiau metų įvairius visų miestų renginius, bet tarkim galima eiti į patį kultūros centrą arba į organizacijų puslapius ir tai pasiieškoti. Tas garsas, kuris čia šneka, tu iš jo supranti, ar ne? Taip, aš čia naršau taip Facebooką. Ką seku, tarkim, organizacijas. Tikrai daug ypač šiais metais labai daug renginių, kadangi Marijampolė yra jaunimo sostinė, tai galbūt jų yra mažiau pritaikytų man, nes dabar, tarkim, visokios ekstremalios naktys, sporto naktys, tai čia savaime, aišku, aš nesilankau, bet šiaip tikrai yra ką veikti Marijampolėje ir jeigu, ta prasme, nori susirasti ką veikti, tai tikrai galima rasti, gal, tarkim, ne tą pačią dieną, ne kitą dieną, bet tikrai renginių vyksta. Bet taip kalbėti laisvai apie pritaikymą fizinės aplinkos nelabai gali, nes pats nesi dar išbandęs, ne? Jo, sunkiai, nes tikrai dažniausiai einu su kažkuo. Arba tiesiog paprašau, kad atvežtų ir po to pasiimtų. aš galiu pasistumti. Daugiausia pagalbos tai man reikia judėjime, nes pas mane nėra didelių orientacijos įgūdžių su lazdele, tai man reikia tiesiog, kad mane kažkas lydėtų. Čia yra, kur daugiausia reikia pagalbos, šiaip kitur tai daug maž pats tvarkau. Randi, kur susisekt? Aš buvau ekskursijoj su klase ir aš tiesiog paklausiau, ar turit kažką akliesiems. Labai fainai yra piešiniai pritaikyti, labai suprantamai tenai nupiešta, nežinau kokią formą tai padaryti, bet buvo jį galima liesti. Nežinau, iš ko jisai pagamintas, nelabai supratau, bet viskas tiesiog yra labai detaliai pavaizduota, rankos, kailiniai, plaukai. Kai kurie dalykai aiškiau buvo pavaizduoti, negu mokslo vadovėliuose būna pavaizduoti paveikslai. O brailio raštas, kas būna parašyta, tiesiog būna parašyta koks paveikslas, bet čia sakau, čia neėjo ne vieno žodžio suprasti Bulotų namuose. Šiek tiek vaikai nukrapštė taškų, bet pagrindinis dalykas yra dideli tarpai ir aš labai norėčiau, kad jie tam brailio raštas tvarkytų, nes tai yra vienintelė dalis, ko trūksta iki pilno pritaikymo neregiams, nes jie turi ir audio gidą, tai jeigu jie brailio raštas tvarkytų, būtų labai super. Labas, Mangirdai. Labą dieną. Atpažįsti mane iš Taip, balso? žinoma.
Čia, žinok, įdomu. Aš tau įrašau, galėsiu paklausyti. Nu, čia apie kiekvieną plytelę. Kur žvaigždė, kur uodega, kur pilvas. Čia vėl uodega. Taip, čia vėl uodega. O čia tai nežinau kas. O šitos vadintas iškilimas. Sparnelis ten. Bet jis tik vienas. prigludęs prie... Ai, kaip gerai. rankas Du. apsiglaudžia. Jo, tik reliefiukas toksai, švelnus. Nėra tūriniai. O čia irgi Kiek kažkas? daug. Jo, čia paukštis. Čia pelėda, bet spėjau, nežinai, pelėdos didelės akys. Čia akys Čia yra. akys. Jo, tai čia ir vaizduoja didelės akis. Aš būčiau sakęs, čia 2 lūpos. Tada toksai, vat, gal tikslesnis šitas. Nu, bet žinai, kad paukštis skrenda. Nu taip. Tai gerai. Tai gerai. O gerai, aš Nu. nežinau kas čia. Nu, tai Čia gal liesk į uodega. tolį. Nu, va čia atvirkščiai dabar kažkaip nuo galo pradedi. Nu, Na, žodžiu, aš nežinau kas čia. gerai. Čia sparnai. Taip. Va tau, kai iškilė, tai tu iškart supranti, kad ši pavaizduota. Taip. Čia yra mano gimtasis miestas ir man čia tikrai labai patinka iš tikrųjų. Ir čia vėlgi buvo tokios kalbos, kad gal kažkur kitur važiuot, gal kažką, ta prasme, kitur gyvent, bet aš tikrai nenoriu niekur važiuot, man čia labai patinka ir man čia patinka būt, man aplamai patinka labai Marijampolėj būt. Ta prasme, visi tie parkai, visos tos aikštės, man atrodo, lyg namai, taip labai jauku. Ir net šitoje aikštėje? Taip. Nes man atrodo, čia karšta aikštė, ne? Tai kad ir parke karšta. Mano buvo vienas iš didžiausių koncertų čia su Sūduvos džiazo orkestru. Nu, jisai Marijampolės pučiamųjų orkestras, bet jie turėjo tą vasarą projektą Sūduvos džiazo orkestras ir buvo mano vienas iš pirmųjų ir vienas iš geriausių koncertų kaip solisto čia. Si paprasta, si, la, sol, si. La, si, sol, sol. Sol, la, si, la. Si, la, sol, si. Re, si, la, sol, sol. Sol, sol, la, si, do. Iš vis aš nenorėjau su niekuo groti, jeigu taip kalbant visai nuo pradžių. Aš nenorėjau iš vis groti su pučiamuoju instrumentu, bet mano muzikos mokytojas, kuris man tiesiog dėstė muziką mokykloje, mano praeitoj, tai Petro Armino progimnazijoje, man pasiūlė groti su pučiamaisiais, kadangi aš grodavau su ta mokyklinė dūdelė paprasta. Ir man pasiūlė groti ir aš kažkaip paklausiau, galvoju, aš nelabai noriu, bet jeigu noriu, tai noriu tūbos. Bet man sakė, tūba bus per didelis instrumentas ir todėl mokytojas pasiūlė eufoniją. Aš nežinau, kas ta eufonija, kaip jinai skamba, bet sakau gerai. Kūrinių pats nesirenku, kadangi nežinau, kas tinka, kas ne, nes mokausi juos mintinai, negebu skaityti natų brailio raštu, tai mokytojas kūrinius parenka. Penki metai man bus. Ar 6? Bus 6? 6 metai bus, jau 5 grojam, bus 6 sezonas, sakykim, taip, nuo rugsėjo mėnesio. Čia kaip būrelis skaitos ar Mangirdas, nu kaip... Ne, jisai mokosi meno mokyklos saviraišką. Saviraiška tai yra instrumentas ir dar kažkas, nu kaip solfedis. Tai solfedis arba muzikos raštas. Tai Mangirdas taip keistai tą muzikos raštą kaip ir nesimoko, dabar pradėjo mokintis. Ar tu kažkiek jau žinojame tas, bet pradėdami groti tiesiog
ir susipažinom su natom, kurias pradėjom groti ir taip išmoko muzikos rašto, bet pasigalvoja visas tas muzikos raštas. Tai mes tiek metų vis ketinam susirasti parašytas brailio raštu, bet vis tai tas. Tai mes mokomės tiesiog, man girda pasakiau natas, jis jas įsidėmė ir taip mokomės kūrinėlius. Tai va tokia pradžia. Dar kartą nuo pradžių fa, sol, si, si. O čia ta visa, reiškia, technologiniai dalykai, ilgi garsai, čia tuos pratimus, tai mes tiesiog susigalvojam, arba aš atsimenu iš natų ir pasakau, pas man girda labai gera atmintis, jisai labai, sakyčiau, labai greit išmokstam, kadangi iš karto mokomės mintinai, tai mes per porą pamokų išmokstam pusę kūrinio beveik, taip man girda. Jeigu, ta prasme, kartojam normaliai. O man tai gerai gaunasi ar nelabai? Gerai, biškai gali gilesnį, bet čia, žinai, čia yra, ta prasme, laiko reikalas. Šiaip gerai gal dabar ar nelabai? Gerai. Jau dabar reikia tą vibrato reikia dar mums. Tai jau, bet aplamai gerai jau, ta prasme, kaip metus. Nesiforma dabar. Forma gerai nesu. Tai va, tai turi dingtas visas, žinai, tas visas, kaip aš sakau, šiukšlės, kad tai būna. Labai manai patinka iš tikrųjų ir labai smagu, kai kviečia koncertuoti ir vasarą nemažai kviečia koncertuoti jau mane. Tai tikrai labai smagu, kai tu gali groti, kai tu gali steigti tą muziką žmonėm, jos malonumus tiesiog steigti žmonėm ir kad jie gali klausytis jos. Labas visiems, su jumis vėl aš Blind Life ir šiandien norėčiau pakalbėti ir atsakyti į vieną klausimą, kurį dažnai man užduoda žmonės. Tai tas klausimas yra, ar tu sulauki patyčių mokykloje. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, kad patyčių mokykloje aš tikrai nesulaukiu kažkokių pasityčiojimų. Tačiau mokykloje jaučiuosi šiaip aplamai žiauriai atstumtas. Nežinau iš esmės, ar aš nepritampu prie vaikų, ar kažkaip jie bijo prieiti, nežinau. Man irgi yra sunku prieiti prie žmogaus, su kuriuo nebendrauju, ta prasme, su kuriuo reikia susipažinti. Tai turiu irgi šitą problemą, kad nedrąsu man prieiti būna. Bet nepaisant to, tai tikrai, ta prasme, turiu draugų už mokyklos ribų. Bet šiaip tikrai liūdna dėl to, kas vyksta mokykloje. Tai aš tiesiog norėjau su jumis labai atvirai šituo pasidalinti, nes labai tikrai daug kas klausia ir per laivus, ir komentarų yra. Tai ačiū, kad žiūrėjot video ir susitiksim jau greitai. Mes dabar, tarkim, netgi draugaujam, aš pažįstu vieną merginą, kurie nedrįso prieiti, nedrįso paklausti, kol aš pats nepriejau ir tai išsigando labai, kai aš priejau. O Dieve, kaip čia man bendrauti, kaip čia man ką sakyti, kaip čia man dar kažką. Ir man tai, ta prasme, irgi būna labai keista, kai žmonės nežino, kaip bendrauti, o tada aš suprantu, kai žmonės nežino, kaip padėti ar kažką, ar ne. Bet tas kaip bendrauti, tai aš nelabai suprantu, ta prasme, kuo tai turėtų skirtis tas bendravimas. Jo, tarkim, aš irgi turėjau patirtį, kai pas mane klasėje mokinosi mergaitė, kuri visiškai neturėjo klausos. Tai, čia man kažkaip biškai suprantamiau, kad, aš tai neįsivaizduoju, kaip man su jie bendrauti. Bet, reikia vis tiek tų žinių žmonėm. Kada tu važiuoji į stovyklas, kažkaip nežinau, tai būna kitaip, nei mokykloje, tu susibendrauji su bendramžiais ir dažniausiai jie lydi tave, o ne kažkokie vadovai ir tiesiog paskui susibendrauji ilgam laikui ir man dėl to ir patinka stovyklos iš tikrųjų ir šiaip kai kuriuose stovyklose, kur važiuoji, būna labai įdomios programos. Būnu aš vienas su negale, bet šiais metais važiuosiu į aklųjų ir silpnaregių stovyklą.
O kai važiuoju, pavyzdžiui, į stovyklas jaudinėsi? Jo, aišku, jo. Kas tave neramina? Nu gerai, tarkim, dabar važiuosiu į stovyklą rugpjūčio mėnesį. Ta pati stovykla, bet jinai turi 21 pamainą per vasarą ir turi 3 stovyklavietės. Ir dabar važiuosiu į stovyklavietę, kurioje nebuvęs, aišku, pažįstama bus viršaitė. Nu, viršaitė yra vadovai savanoriai ir yra viršaitė, kurie atsakinga už visus vadovus ir vaikus. 3 yra jie, bet žodžiu, aš pažįstu viršaitę, tai tas yra okei. Bet vis tiek kažkaip nauja vieta, nauji kažkaip tai veidai, viskas nauja. Nežino, kaip priims, kaip supras, nes čia tai iš vis yra matančių stovykla, tai vis tiek yra to tokio jaudulio, bet jisai dažniausiai būna, atvažiavus dar kelias valandas kokias ir jau paskui būna viskas ok. Labas, neblogai. Žinok, neturėjau galimybų įsirašinėti daug. Tikrai sorry, kad tai buvo. Kitos veiklų daugiau, manau, turėsiu. Šitoj nelabai man išėjo įsirašinėti čia kažką, nes, tiesiog daugumon be telefonų ir ten sunkiai leidžia. Tai va, tai žodžiu, sekasi visai neblogai, galėčiau pasakyti. Ruošiuosi talentų šou, bus koncertas, turėsiu groti. Ir, va taip va. Daug iš tikrųjų veikim, aš galėsiu paskui padaryti tokį apibendrinantį voice'ą. Tai tu dabar buvai 2 stovyklose. Jo, ir dar 3 laukia. Dar 3 laukia. Tai pirma stovykla vyko Monciškėse, tarp Palangos ir Šventosios, tokiam kaimelyje. Pas mus stovykloje buvo toksai vaikinas Kirilas. Jisai yra iš Latvijos ir jisai labai gerai groja gitarą. Ir mes tada klausėm visi, ta prasme, ten žmonių grupė, kaip jisai groja. Susėdė ant suoliuko ir viena iš vadovių užsiminė, kad ir aš groju eufoniją. Tada ten buvo merginų grupė, jom pasidarė įdomu. Ir tada jos manęs pradėjo klausinėti, kiek laiko grojo, kaip grojo. Ir paskui norėjau tą merginą, kad parodyčiau jai asmeniškai tą instrumentą, duočiau paliesti, nes ne irgi visiškai akla. Ir taip ir susibendravom. Paskui vaikščiojom, pasiklydom daug kartų dviese. Teritorija, jinai uždara, niekur ten jokio vandens nėra, neįkrisi. Ir šiaip yra žiauriai faina pasiklysti dviese iš tikrųjų. Tai siunčiu, žodžiu, trumpą įrašą apie tai, kas man patinka, kas nepatinka. Iš vakar nieko neatsinčiau, bet vakar nieko ypatingo neįvyko. Apart Žemaitukų koncerto iš tikrųjų, tai nelabai turiu ir ką siųsti. Ir ką, žinau, šiaip daugiau bendrauju su užsieniečiais negu su lietuviais, nes čia pusė stovyklos šiais metais yra daugiau užsieniečių. Yra žmonių iš Ukrainos, Lenkijos ir Latvijos, tai visai tikrai faina man kažkaip tai. Tai va tiek. Dar šiandien bus vakare diskoteka, bet ten tai greičiausiai tiesiog prasėdėsiu ant kucho suoliuko arba prašauksiu vienas, nes vis tiek kai groja muzika. Aš? Aha. Ne. Neisi. Ne. Gerai, šitą gal iškirp. Ir tai tu grįžai iš šitos stovyklos ir tai kiek praėjo laiko ir į kitą varėjai? 1 dieną, išsimiegojau ir į kitą. Oho. Tai kaip sekėsi persiorientuot? Tai vėl nauji žmonės. Bet ten mažas pastatas, tai ten labai gerai. Ir pavyzdžiui, kas toj stovykloj man labiausiai patiko? Kad niekas nelydėjo. Absoliučiai nebuvo buvo žmonės, bet tarkim nebuvo aplamai žmogaus tau priskirto, net jokio vadovo, nieko. Buvo keli savanoriai ir mūsų nematanti vadovai. Ir ta prasme, tu neturi savanorių, kas tave palydės, kur tau, ta prasme, reikia. Pats ieškai. Ir man tai taip patiko iš esmės. Tai daugiau tokios... Savarankiškumo, ne? Jo. Ir laisvės. Ir aš ten vėlgi susiradau labai gerą irgi draugę Latvę ir draugą lietuvį. Tarkim, vaikštant, ne, aš kaip pasiklystu, vienas man būna panika didžiausia, bet kažkaip, kai būni keli nematantis, tai kažkaip visai net juokinga būna. Labas vakaras, mėly radio stoties Gera nuotaika klausytojai. Kaip ir kiekvieną pirmadienį susitinkame laidoje Menas neatsiejama gyvenimo dalis. Ir šiandien pas mus yra labai garbingas svečias Merūnas Vitulskis.
Ši laida yra pirmoji mūsų 3 sezono laida ir tikrai yra labai smagu turėti laidoje tokį svečią. Ir mes kiekvieno savo svečio prašome prisistatyti taip, kaip jis dar nėra prisistatęs ne vienoje laidoje. Tai ar galėtumėte kažkaip prisistatyti, kaip dar nesate niekada prisistatęs? Tada-da-dam, aš Merūnas Vitulskis. Malonu dalyvauti šioje laidoje. Dar tai tikrai nesu prisistatęs. Tai mes kalbame apie menininko gyvenimą, kaip menas atėjo į žmogaus gyvenimą. Aš papasakosiu galbūt iš pradžių, kaip man atsirado mintis studijuoti žurnalistiką. Tai kai man buvo 10 metų, buvo tokia juokinga situacija. Aš skambinavau į radijo stoties Pūko laidą Vakaro pasakaitė, ten, vedėja vesdavo kažkokia ir savininko sūnus, žodžiu, dalyvaudavo joje. Ir ten tiesiog jie kalbėdavo įvairiom temom ar apie bet ką nori vaikai. Ir aš atsimenu, aš paskambinau ir sakau, o ar jau žinot, kokia yra mano didžiausia svajonė? Sako, sakyk, sakau, atvažiuoti į radijo stotį Pūkas. Ir tada taip ir kažkaip mane pakvietė tenai. Aš tenai pabuvau ir aš supratau, kad tai yra, ta prasme, man patinka kalbėti į mikrofoną, kalbėti su žmonėmis. Ir nuo tada aš kažkaip jau supratau, ką aš noriu studijuoti. O gal buvo kažkoks tai konkretus gyvenime įvykis, kuris taip jau pasakė, va čia tai jau tikrai mano? Žinai, kažkaip tai nebuvo, nes tokių vis trupinių gyvenime turėjai, tų padainavimą nebuvo taip, kad, užlipai į sceną ir viskas. Visada atsiranda saima abejonių ir patinka, kai nuvargsti nuo savo specialybės, galvoju, gal kažką tai naujo. Ta radija kaip atėjo, tai kad neregių tarpe labai populiaru tiesiog transliavimo paslaugoje tiesiog pasidaryti tokią kaip ir mini radiją ir tiesiog transliuoti muziką. Bet, ta prasme, niekur to neskelbti, tiesiog paleisti transliaciją, ten draugam kažkokiem nusiųsti ir kad va, čia aš turiu radiją, pas mane groja muzika. Tai pas mane irgi buvo kažkas panašaus iš pradžių, bet paskui vienas žmogus padrąsino, kuris irgi nemato, kad sako, daryk kažką daugiau, nes tas žmogus turi 15 metų patirtį dirbant su internetiniam radijos stotim. Pakalbinau pirmą savo žvaigždę, kas buvo Jessica Shai. Ir nuo to viskas ir prasidėjo laidos projektų idėjos, radijos stoties pristatomieji renginiai kultūros centruose ir panašiai. Visiems klausytojams noriu padėkoti, kad klausėtės ir susitiksime kitose laidose ir iki greito. Iki, sėkmės visiems. Tai ką, Mangi, tai tu čia užsivedęs, ane, laidų to, lauki rugsėjo? Šiaip jo. Šiaip gaila, kad vieno projekto nepavyks turbūt jau man padaryti. Tai biškį taip liūdna. Kokio? Atsimeni, aš tau kur sakiau. Baltosios lazdelės dienos? Jo. Kada jinai? Spalio 15. Tai dar toli, dar tiek laiko turi. Tai gerai, bet aš noriu ją viešai padaryti labai. Tai žiūrėk. Kodėl sakai nepavyks? Tai nes čia reiktų projektą rašyti dar kažkam. Aš įsivaizduoju, kad turėtų būti daug muzikos. Tada turėtų būti papasakojimas apie Baltosios lazdelės atsiradimą, kaip jinai atsirado, kam jinai reikalinga, kas ją sukūrė ir panašiai. Aš pats šiaip to nežinau dar. Tai kažkas iš LAS pakalbėtų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Reiktų apgalvoti, aš dabar tik tai maždaug tai pasakiau. Tai tu norėtum šitą įgyvendyti? Jo. Tai kaip aš norėčiau būti išgirstas ir suprastas, tai nežinau, grįžtant prie tos pačios temos, tai jau vien tai, jeigu paprastas žmogus nebijos, prieis, paklaus, tai jau tai būtų didelė pažanga ir jau aš manau būčiau išgirstas ir suprastas.